Sveiki visi įsijungę mūsų Žalgiris Insider klubo narių susitikimo tinklalaidę kartu su Dovydu Giedraičiu. Jeigu stebite šį video, reiškia jūs esate Žalgirio YouTube kanale arba gal žiūrite visą šio pokalbio versiją Žalgiris Insider platformoje. Ir prieš pradedant pokalbį su Dovydu Giedraičiu, aš noriu priminti, kad turime nuostabių partnerių, kurie padeda Kauno Žalgirio komandai augti ir nuolatos ją palaiko tame kelyje, kurį Žalgiris eina. Tai yra Vilvi, turintis naują tarptautinį prekės ženklą, Vilkiškių pieninės produktų liniją, kuri padeda žalgiriečiams. Pažiūrėkite į Dovydą Giedraitį, jis valgo sūrelius, jogurtą, jis yra sveikas, gerai išsilaikęs jaunuolis ir būtent dėl šios produkcijos. Kitas dalykas, Dovydai, kol mes darome mūsų rutiną, trauk vieną iš 2 kortelių. Gerai, šitą aš turiu kitą ir aš tau užduosiu klausimą. Tai yra klausimai iš naujojo Žalgirio ir Terra Publica suremtų pečių išleisto produkto krepšinio fanas stalo žaidimo. Kokios šalies rinktiniai atstovavo Oskaras Šmitas, tapęs rezultatyviausių visų laikų olimpinio krepšinio turnyro žaidėjų? Vokietijos, Brazilijos ar Australijos? Nu va, patikrinsim, Dovydai. Sudėtingas klausimas, toks kaip pirmam. Kaip pirmam labai sudėtingas, bet nuo to toliau klausimai bus tik lengvesni. Tai bent tiek tada, nežinau. Dabar nepamenu. Vokietijos, Brazilijos, Australijos. Sakyčiau, kad Vokietijos. Šiaip pavardė tai tikrai vokiška. Taip. Tikrai vokiška, bet ne Vokietijos. Tai Brazilijos ar Australijos? Tai tada Brazilija. Teisingai, teisingai. Tu man klausimo neužduok, nes aš ir pats juos galvojau, tai būtų labai keista, jeigu neatsakyčiau, tad galim tai važiuoti. Bet ne visus prisimenu. Gali pabandyti užduoti. Kokios sporto šakos klubas yra buvęs vienu iš Kauno Žalgirio organizacijos klubų? Ačiū, dabar be atsakymo variantų. Be atsakymo. Tai, wow, gal netgi, padėkit man, kokių yra buvę sporto šakų? Šachmatų. Žalgirio šachmatų klubas, taip, Laurinai? Taip, yra buvęs, aš pamenu, buvo tos varžybos vykusios, bet čia, manau, regbis yra teisingas atsakymo variantas. Tikrai taip, tikrai taip. Tai va, labai netikėtai pavyko atsakyti man iš tą klausimą, o jeigu jūs, mėlyjei, norite dalyvauti susitikimuose tokiuose, koks yra šis, būtinai tapkite Žalgiris Insider klubo nariu ir metams mėgaukite savo narystę. Po metų narystę galite pratesti arba galite nepratesti, būtent viskas priklauso nuo jūsų. Ir paskutinis dalykas. Ar keliaudamas naudoji internetinius duomenis, Dovydai? Toks labai natūralus pokalbis dabar, ne? Tikrai naudoju, bet irgi žiūrint į kurią šalį keliaujam. Tai pavyzdžiui, į Monaką, kai nusileidi, nelabai norisi įsijungtų mobilių duomenų, aš įsivaizduoju. Jo, tikrai išjungiu, neskrolinu ten nieko nereikalingo, bet į kitas tai tikrai naudoju. Bet ar žinojo apie Seilį programėlę? Tikrai girdėjęs. Ir gal net pradėjai ją naudot? Dar kol kas ne, bet galbūt po šiandien vakaro pradėsiu. Taip, kadangi su kodu Žalgiris galite gauti 1 gigabaitą papildomų duomenų, keliaudami į jūsų pasirinktą šalį. Žinai, ką reikia daryti, ar nelabai? Nelabai. Tai aš paaiškinsiu. Ir toliau tęsiasi tas tikrai nesuvaidintas pokalbis. Reikia tiesiog prieš keliaujant į jūsų norimą šalį atsidaryti Seilį programėlę. Užsisakai duomenų paketą, kuris yra pritaikytas tai šaliai, tarkim, keliauji į Monaką pas Donatą Motiejūną, ar ne? Ir tada Monaką susirandi, pasirenki duomenų paketą, užsisakai, nusileidai į Monaką ir įsijungi mobile data, TikTokas, Instagramas, ką ten dabar jaunimas scrollina, TikToką, ar ne? Ne TikTokas, sako, gink dieve, dabar yra nauja programėlė. Gerai, tai vat galit scrollinti, ką norit. Gerai. Dabar visi tie, kas skipino iki šitos vietos, sako, pagaliau, gerai, kad yra YouTube stampai, mes galime dabar įsijungti pokalbį su Dovydu Giedraičiu. Dar kartelį, Dovydai, ačiū tau labai, kad apsilankei. Sakyk, kiek tokių pokalbių ant sofos prieš publiką esi turėjęs savo gyvenime? Ant sofos tai nei vieno kol kas. O kur yra keiščiausias būtas interviu, kur tau reikėjo sėdėti, tarkim, ant judančio kibiro ir kažkas tave kalbino? Ar nėra tokios keistos situacijos buvę? Ne, gal tokios keistos nėra buvę, bet prie kompiuterio susėdėjęs, prie savo kėdės, kur irgi sukinėjęs, tai kai klausia kažko ne manęs ar kažko kitų, brolio tuo atveju klausė, tai irgi taip važinėjau su kamera, tai gal šiek tiek keistai atrodė, bet kad kažkur labai keistai, tai kol kas dar ne. Aš kur link suku, aš noriu tavęs paklausti, ar smarkiai pajutai tą dėmesio išaugimą, kaip prisijungi prie Kauno Žalgirio, nes ilgą laiką tavęs lietuviai nematė, nes tu po Molėtų ežerūno persikėlė į Ispaniją,
žaidėjai Madride ir žemesnėse lygose Ispanijoje ir Estudiantes klube, tada Lietkabelis ir tada Žalgiris. Ar smarkiai išauga, pasikeičia tavo gyvenimas, kai papildai Kauno Žalgirį? Šiaip įdomu iš tavo perspektyvos, kaip viskas pasikeitė. Tikrai pasikeičia, sakyčiau, jau kai esi lietuvis jaunas ir patenki Žalgirį, tai iškart visos akis ant tavęs, visiems įdomu, kas čia per naujas žaidėjas, iš kur čia jis atvyko, kaip ir sakei, mane mažiau galbūt kiti žmonės pažinojo, matė. Tai tikrai daug susilaukiau dėmesio, bet sakau, tikrai smagu, aišku, neakcentuoju aš tų dalykų, nesu ten kažkoks persikiotojas tų fanų ar dėmesio, bet tikrai akių gavau. Žinai, yra tokia nuomonė, kad lietuviai, kurie žaidžia užsienyje, jie jaučiasi pakankamai ramiai, mažiau spaudimo iš sirgalių, tiesiog gali koncentruotis į krepšinį, į gyvenimą kitoje šalyje. Su žaidimu Žalgiryje, ypatingai, ką kartais mėgsta pabrėžti ir aplinka, yra to papildomo nereikalingo spaudimo. Ar prieš persikeldamas į Žalgirį galvoji, kad, velnias, dabar žaisiu Žalgirį, kiekvieną mano žingsnį analizuos, podcastai klausys, žiūrės, seks, kažką netai padarysiu, iškart būsiu temoj, netemoj ir taip toliau. Buvo tokių minčių prieš persikeliant į Žalgirį? Tikrai nebuvo. Kai atvykau į Lietkabelį, kažkaip viskas buvo ramu, nieko tokio panašaus neįvyko, tai galvojau, kad nieko ir čia neįvyks, bet tikrai pasikeitė viskas, daug dalykų, tai tikrai nesitikėjau, bet manau, kad jau su tuo susigyvenau ir galiu pasakyti, kad visiems, kurie pateks į Žalgirį, būdami irgi jauni, kad būtų tam pasiruošę. Ai, tai tu jau trečiame sezone Žalgiryje supranti, kad ateina tų papildomų pipiriukų su tuo, ką reiškia žaisti Kauno Žalgiryje, ar ne? Ne tik dabar, ir praeitą sezoną tikrai jautės, bet sakau, kiekvienas sezonas vis laisviau, ramiau jautiesi, žinai, ko laukti, ko tikėtis. Tai kažkaip susigyveni su tuo ir tai jau tampa ta normali gyvenimo tokia diena. Dar prieš keliaujant į Kauno Žalgirį, į tavo šitą dabartinį karjeros etapą, tu Ispanijai buvai kiek? 5 metus ar 6? 4,5 ir tada antram pusmetį grįžau. Ar tu jautiesi, kad tie metai kažkaip gal padėjo suformuoti tave tokį labiau nelietuvį, tokį ir pasigavai tokio ispaniško kažkokių bruožų charakterio? Ar tu visgi tas pats Dovydas, koks buvai nuo prieš Ispanijo periodo iki po to, kai jau baigėjai savo Madrido Estudiantes etapą? Gal sakyčiau, buvo prieš tai šiek tiek jaučiama, dabar vis tiek, kiek čia 4 metai Lietuvoje, kai žaidžiu, tai jau grįžau į tą lietuvį, bet manau, kad ta išvyka man į Ispaniją tikrai daug dadėjo gyvenime. Gal savarankiškumo, ar ne, galų gale parau? Tikrai taip, nes išvažiavau būdamas 16 metų, dar visai vaikas. Sakau, kai žaidžiau tenisą, būdamas 12, galėjau važiuoti į Vokietiją, bet pabijojau, be mamos sakiau, niekur nevažiuosiu. Bet po 4 metų teko išvykti į Ispaniją, tai manau, kad jo, tikrai savarankiškumo to tokio jau gyvenimiškos patirties įdavė man tą Ispaniją. Pala, tu galėjai tenisą žaisti Vokietijoje? Buvo toks tavo galimas karjeros etapas? Tikrai taip, sakau, kai žaidžiau tenisą, pradėjau nuo 6 metų žaisti, anksčiau už krepšinį, tai sekėsi irgi tikrai neblogai ir po kažkokio turnyro atėjo trenerė, sako, yra pasiūlymas žaisti Vokietijoje, bet reiktų ten ir gyventi, treniruotis, mokytis. Tai pirma mintis iškart buvo tikrai nenoriu niekur, dar aš pabūsiu su mama, su šeima, bet kaip ir sakau, po 4 metų išvykau į Ispaniją. Dabar kažkaip jaučiu tokį vidinį klausimą kylantį ir tokią nuojautą, kad nelabai gailiesi, ar ne, kad teniso nepasirinkai. Ar būna kartais atsibundi naktį, velnės, dabar būčiau ATP 57. Anksčiau būdavo, vis dar seku tenisą labai, tai dabar irgi pasižiūri, kad 2003 metų pirma raketė, 2001 metų pirma raketė, kartais tikrai susimastau, kur aš galėjau būti, jeigu būčiau pasirinkęs tenisą. Tai būna, tų minčių tikrai būna, bet tikrai nesigailiu dabar. Mes žinom, kad krepšinio aikšteliai, kol kas tavo vizitinė kortelė yra gynyba, nuo ko tu viską pradedi, o tai kas tenise tavo buvo tas... Tikrai aš dabar neapsimesiu, kad žinau backhandus ir taip toliau, bet kas buvo tavo arkliukas? Nebūdavau aš ten stipriausias, fiziškiausias, tikrai nemuždavau stipriai, bet būdavau tas, kuris bėga, siekia kiekvieną kamuoliuką, atmuša, permeta, žaidžia galbūt taip nepatogiai priešininkui. Tai... Realiai tas pats, ką darai krepšinį. Kažkas panašaus, tikrai kažkas panašaus, bet sakau, stengdavaus, bėgdavau kiekvieno kamuoliuko ir gaudavos taip, kad ne tiek, kiek aš suklysdavau dažniau tam amžiui, kiek galbūt kiti. Ar pervargdavo, ar tos technikos toka ir kamuoliukas krėdavo į autą ar į tinklą. Tai mano toks klampus žaidimas būdavo. Gerai, aš vėlgi prisipažinsiu, kad teniso pasaulio taip gerai nežinai, bet
Iš dabartinių tenisininkų ar neseniai baigusių karjerą, su kuo galėtum palyginti savo žaidimą, jeigu būtum buvęs tenisininkų? Yra tokių atitikmenų? Sakyčiau, dar dabar gal šiek tiek žaidžia, nežinau tiksliai, Gael Monfils, prancūzas toks. Prancūzas, taip. Arba koks Andy Murray, sakyčiau, kur irgi neturi kažko labai įspūdingo, bet numuša kamuoliuką ten, kur nori, kada nori, kur reikia, tai... Po krepšinio karjeros visi krepšininkai, beveik visi krepšininkai tenisą žaidžia, tai saugu sakyti, kad ir tu ten grįši. Ar dar grįžti kartais vasarą, pavyzdžiui? Vasarą dabar mažiau šiek tiek laiko, tai negrįžtu, bet tikrai stengiuosi atrasti to laiko tenisui. Dabar ir padelį šiek tiek esu pradėjęs, kada turiu laisvo laiko per vasarą. Tai tikrai grįšiu, tikrai neapleisiu šito sporto, nes vis tiek čia toks sportas, kur gali žaisti, nežinau, 60-70 metų, jeigu dvejetai. Vienetai galbūt šiek tiek sunkiau, bet dvejetus dabar tėtis žaidžia, tai sakė, malonumas. O žinai, kad padelis yra išrasta sporto šaka, visi, kurie nesportuoja, kad turėtų savo sporto šaką. Nežinau. Vilniaus hiparikai labai mėgsta padelį. Bet sakau, su padeliu šiaip pirmą kartą susipažinau, jei neklystu, 2007, kai tėtis žaidė Ispanijoje ir gyveno tokiam rajone, kur prie pat buvo padelio kortai. Aišku, aš būdamas mažas vaikščiau ir galvojau, kas čia per tenisas. Tai visiškai... Keistos raketės, kaip keptuvės. Viskas kitaip atrodė, dar nežinau, kad čia vadinama padeliu, galvojau kažkokia kaip mini aikštelė, kažkokie specialūs pratimai ir dar kažkas vyksta, bet dabar pastaruoju metu, kai atkeliau į Lietuvą, supratau, kad tai buvo padelis. Bet tai klausyk, mes vėl dar labai tą įdomią temą tavo karjeros pradžios liečiam. Tavo tėtis buvo aukščiausio lygio krepšininkas, be jokios abejonės. Mes kalbėjome apie rekordus, 55 taškai per vienas LKL rungtynės yra nežmoniška. Aš galvoju, čia gal top 3 net pasiekimas. Einikis tik daugiau yra pelnęs ir kas ten žino, Jonesas ar ne, kažkoks Šilutėj žaidė, irgi, man atrodo, daugiau yra pelnęs. Tad tėtis nebuvo susijęs už galvos, už plaukų, kai tu į tenisą krypai jau per daug. Ar jis niekada nedarė kažkokio tokio, kad ir netiesioginio nukreipimo tavęs į krepšinį? Jeigu gerai atsimenu, kai buvau dar tikrai mažas, bijau sumeluoti, bet netgi tėtis norėjo, kad žaisčiau tenisą. Bet sakau, čia... Nes buvo 2 sūnus, vienas krepšinį, kitas tenisą. Taip, ir sakau, kai lankiau ir krepšinį, ir tenisą, bus sekęs neblogai, tai sakau, nenoriu sumeluoti, bet manau, kad tėtis yra man sakęs, kad jis norėjo, kad aš žaisčiau tenisą. Ok, tai tu visgi pasirinkai krepšinį. Kaip atsirado, kad Dovydas Giedraitis yra tas gynybinis žaidėjas? Ar tai buvo nuo pirmų dienų krepšinėje, ar pakilus į aukštesnį lygį tiesiog tas vaidmuo toks išryškėjo? Ar tu nuo pat pirmų savo dienų krepšinėje buvai tas gynybinis? Ne, nuo mažų dienų ten tos gynybos vis tiek yra mažiau, nieks nespraudžia tiek per visą aikštelę to kamulio. Visi galvoja apie taškus, manau, čia yra normalu, kai esi jaunas ir mažas ir žaidži moksleivių krepšinio lygoje, bet po to... Sakau, treneris pasakė, kad jeigu dirbsi gynyboje, tai žaisi, nesvarbu kur, bet tikrai rasi komandą. Tai kažkaip ta frazė man išliko iki dabar. Ir nuo to laiko kažkaip vis daugiau stengdavausi kreipti dėmesį gynybai ir manau, kad nuo tų mažų dienų taip ir dažygiavom iki dabar. Žinai, kiekvieno sūnaus gyvenime yra tas momentas, kai jis pirmą kartą tėtį įveikia krepšinio aikštelėje, jeigu ir tėtis susijęs su krepšiniu. Tu paminė savo tą momentą, gal kai nuo tėčio apsigynei pirmą kartą, ar užpuoliai tėtį, buvo toksai kažkoks toks lūžis? Ne, nebuvo tokio lūžio, buvo, kad pažaisdavom, bet daug šansų tikrai neturėdavau, o dabar toks momentas, kai jau dabar tėtis gal nelabai pajėgus prieš mane, tai nežinau, reiks gal kažkada pasiūlyti sužaisti, bet sakau, anksčiau tai... Į vieną kasą. Bet gerai, tėtis ką, ant prasiveržimų, metimų, kaip jis tave suvalgydavo tais senais gerais laikais? Kaip tik norėdavo. Pradėdavo nuo tritaškio, jeigu neduodavo mes tritaškio, tai pradėdavo paustinti, jeigu taip galima pasakyti, nuo tritaškio. Tėčio kūnų, ne? Jo, užsidengdavo, kur irgi negalėdavo padaryti, bandydavo išmušinėti, bet vis tiek tėtis žaidė, supranta tos dalykus, tai, sakau, be variantų. Gerai, o kiek, pavyzdžiui, tam konkurenciniam, tam tokiam augimui ankstyvajam amžiui tau padėjo, kad su broliu? Jūs, brolis kiek, 2 metais vyresnis? Taip, 2 metais. Tai kiek padėjo, kad turi 2 metais vyresnį brolį? Vaikystėje tas 2 metų skirtumas, aš įsivaizduoju, yra milžiniškas kartais, ar ne? Tai vyresnis brolis, žaidžia krepšinį, ar ne? Tu jaunesnis, nori įrodyti, tai augt smarkiai padėjo būtent tas brolio turėjimas šalia? Tikrai labai daug. Kaip ir sakau, tas 2 metų skirtumas pradžiai labai jautės, bet po to šiek tiek vėliau 14, 15, 16 metų
Aš, kaip ir sakau, esu visas į mamą, brolis į tėtį. Tai... O kuo tai pasireiškia, pavyzdžiui, iš mamos pusės tavo? Nežinau, aš šiek tiek anksčiau galbūt pradėjau bręsti, o tėtis irgi visą karjerą buvo kūdas, toksai nebuvo fiziškiausias, tai brolis irgi tuo metu buvo irgi pagal savo amžių, galbūt šiek tiek mažiau fiziškas, tai šiek tiek susilyginom, bet kai žaisdavom vienas prieš vieną, tai ašaros, kraujai būdavo, viskas, nei vienas nenorėdavom nusileisti, tai tikrai daug duodavo. Gerai, žiauriausias momentas, kur jau tėvai sakė, nu ar jūs galit pabaigti? Karoli, Dovydai, kad sudaužiai vazą arba dantis išmušiai. Buvo tokių momentų? Mama dažnai nežiūrėdavo, nes jai baisu, kad kažkas atsitiks, bet tikrai yra buvę momentų, dar iki dabar atsimenu, čia gal prieš kokius, sakyčiau, 6 metus, tiesiog nuėjom į salę pamėtyti, pasportuoti ir gale nusprendėm pažaisti vienas prieš vieną. Ir gavas taip, kad bandžiau išmušinėti kamuolį, brolis bandė prasiveržti ir pataikė iš kaktos į kaktą. Eik tu savo. Ir ką, guzas išaugo? Ir tada, sakau, tėvų nebuvo, mamos nebuvo, tėčio nebuvo, pasižiūrėjo brolis, sako, nu reikės siūt. Tai paskambino mamai, sakom, kad važiuojam į Santriškės. Mama, viskas gerai, tu neišsigąsk, bet... Mama sako, kas nutiko, kaip čia taip, ar viskas gerai, ta mamos tokia meilė šilta. Bet sakom, kad viskas gerai, ne pirmas kartas, tai nuvažiavom dviese, susisiuvom, grįžom lyg niekur nieko. O tėtis kaip reagavo? Tai gerai, žaidžia, tobulėja. Panašiai, sako, uždėk ledo 2 savaitės ir viskas. Fantastika, fantastika. Tai gerai. Aš žinok, puikiai pamenu, aš tuo metu net komentavau nacionaliniai krepšinio lygoje ir buvo 2016, kai tu Molėtų Ežerūne debiutavai, ar ne? Dar yra tokie visai dabar linksmai iš šių dienų atrodinti nuotrauką, tu bliudeliu buvai toks beveik apkirptas, ar ne? Toks ilgesni plaukai buvo. Nežinau, ar tai bliudelio šukuosi. Neilgesnio, tikrai labai ilgi būdavo, net pečius siekdavo, tai, bet po to šiek tiek trumpinom ir kada 16 metų Europos čempionate buvom ganėtinai trumpai nusiskutę visą komandą beveik plikai, tai nuo to laiko šiek tiek pradėjau varijuoti. Tai gerai, tai aš prisimenu tą nuotrauką, toks ilgaplaukis, jaunuolis, nors 16 atrodė kaip 14 nuotraukai, debiutuoja Molėtų Ežerūne Karyje, nacionaliniai krepšinio lygoje. Ir tu ten sužaidai labai nedaug rungtynių, ten, ar net ne visą sezoną tu ten žaidėjai? Tik į antrą sezono pusę mane ten priėmė, jeigu gerai pamenu, irgi ten treneriai pasikalbėjo, nusprendė pasimti ir jo, antrą sezono pusę. Tai būtent tas ankstyvas brendimas tau leido taip gerai atrodyti tame lygmenyje, nes tu ten iškart dominavai, ar 15-16 taškų vidurkis kažkas tokio tau iškart buvo? Manau, kad ne tik tas brendimas, bet ir visos sąlygos, kokios buvo sudarytos, nes treneriai buvo pažįstami draugai, tai pasikalbėjo, pasakė, ką galiu daryti, ko negaliu daryti. Komandų irgi nebuvo 12 žaidėjų rotacija, tai manau, kad viskas susidėjo. Šiek tiek pastreniravęs su Molėtais, treneris pamatė, ką galiu, ko dar trūksta, tai stengdavosi išnaudoti tas stipriasias pusės ir manau, kad su komandos draugais mes tas pusės ir išryškinom ir taip gavos, kad visai neblogai sekėsi. Jonas Valančiūnas karjeros pabaigoje norėtų Utenoj sužaisti, ar tu žaisi Molėtuose? Nežinau, tikrai nežinau, jeigu klubas egzistuos, jeigu jei neklystu dabar žaidžia RKL. Tai kodėl ne, vis laik yra ta mintis, visgi ten prasidėjo mano karjeros žingsniukai, tai kodėl ne? Bet dabar taip save įsikalinti, tu galėjai nusižvengti ir einam prie kito klausimo, bet tu pasirinkai taip. Gerai, viskas tvarkoja. Ir tu išvažiavai į Ispaniją. Ten labai daug yra straipsnių apie tai, kad tu rinkais tarp Žalgirio ir Ispanijos, pasirinkai Ispaniją. Atvažiuoji į Ispaniją, kalbos, kaip suprantu, dar visiškai nemokėjai, ar ne? Gyveni kur, kažkokiam bendrabutį komandos, ar tu be tėvų atvažiavai, ar su kažkokiu tam tikru tėčiu ar mama trumpą laiką, kaip ten buvo? Pradžiai buvo taip, kad vasario mėnesį, jei neklystų, išvažiavam į tą pasibandymą laikotarpį ten savaitėlį gal kokiai. Tai treneris angliškai nešnekėjo. ¿Quieres jugar baloncesto? Sí. Bet pamačiau kelis žaidėjus, su kuriais žaidėm čempionato Europos finale, tai jie mane matė, aš juos šiek tiek irgi prisiminiau, tai tą laužytą jų anglų kalbą šiek tiek susikomunikavom, bet tikrai buvo sunku, tas treniruočių tempas, ilgis, intensyvumas, tai buvo kažkas naujo, man tikrai nematyta. Ir per pirmas treniruotės nedaug trūko ir apsivemčiau, nes nebuvau pratęs prie tokių krūvių, bet
kaip ir sakau, manau, kad tai yra pagrindinis dalykas jauniems žaidėjams, yra treniruotės, intensyvumas, krūvis, darbas, vienas kito, kaip sakant, pušinimas maksimumo, tai tas tikrai patiko ir grįžę su tėčiu susidėliojom pliusus, minusus. Ties Žalgiriu ir Estudiantės ir tuo metu Žalgiriu buvo labai daug pozicijų, tiek Rokas, tiek Marius Valinskas, Sargiūnas, ten labai daug gavos, tai pasirinkom Ispaniją, nes pasirodė, kad tuo momentu ten buvo geresnė vieta tobulėti. Ok, tai tu pradžiai žaidėjai antroji komanda, ar net, taigi iškart į vyrų komandą nepatekai, ar jau registravo ir ACB lygiai? Ne, dar iškart nepatekau, žaidėm ten su jaunimo komandai 4 lygoje, kas irgi ten yra ir Realo dubleriai, ir Gran Canarijos dubleriai, tai nepasakyčiau, kad labai silpna lyga, bet keletas komandų, manau, NKL tikrai galėtų žaisti. O iš tuo metinių prisiminimų, ką dabar turim tam aukščiausiai lygiai, kurie buvo tavo gal bendramžiai, kitų komandų, koks Alosenas gal, ar jis vėlesnių metų gal? Ne, jisai yra mano metų, dabar neseniai su Renaldu šnekėjom, kas iš tų metų žaidžia aukštesniam lygyje, tai teko žaisti prieš Aloseną, kuris dabar... Garuba buvo, Marijo Nakičius, Joel Para, labai daug yra jų, ten tas pats Vita Kreičiai, kuris buvo Zaragosui, dabar žaidžia Atlanta Hawks, tai Šamaničius Barcelonai buvo, kur čia dabar Fenerbahčė kalbino, tikrai daug, tai manau, kad visi mes ten žaisdami tarpusavėje tikrai patobulėjom ir padėjom viens kitam žengti karjerai. Gerai, tu atvažiuoji į Ispaniją, tu žaidai vienaip, tu žaidai taip, sakykime, lietuviškai, europietiškai. Lietuviškai, europietiškai čia gali labai per platu būti. Nori dalintis perdavimu. O koks ten krepšinio stilius? Ar ten norėjo iš tavęs daugiau individualumo? Ko iš tavęs treneris savo tą net neegzistuojančią anglų kalbą bandė prašyti pradžioj? Ten pradžiai pas mus būdavo laisvė, realiai tiek bėgdavom, kad, sakau, net blogą pasidarydavo, tai, sakau, treneris irgi atvažiavęs iš Lietuvos pasižiūrėjo, sako, tikrai labai daug bėgat. Tėtis irgi pamatęs, netikėjo, kad čia tai viskas vyksta, bet, sakau, būdavo laisvas krepšinis, greitas, kas, manau, dabar yra žaidžiama ir ACB, viskas vyksta labai greitai, tai tikrai nebuvau prie to pripratęs, reikėjo šiek tiek laiko įsivažiuoti, bet sakau, kai pradėjau supras daugiau ispanų po kokių 3-4 mėnesių, tada buvo daug lengviau. Kokį tu vieną dalyką pasimtum iš ispanų krepšinio mokyklos ir pritaikytum Lietuvos krepšinio mokyklai, nes mes matom dabartinius rezultatus, ar ne? Galbūt ir tas mūsų žaidimo stilius truputėlį atsilieka nuo dabartinių madų, galbūt mes žaidžiam klampiau, sunkiau. Tai kokį aspektą mokantis, kurį moko ispanai savo auklėtinius, tu priimtum ir įdiegtum čia Lietuvoje? Nežinau, aš manau likčiau prie tos laisvės, tokio lengvo krepšinio stiliaus, kur vos negalima sakyti bėgti ir mest, nes vis tiek sprendimų priėmimai, kai žaidi greitai, keičiasi negu žaidžiant lėčiau, o tas, manau, yra pagrindinis dalykas, kai esi jaunas. Tai sakyčiau laisvė arba irgi tas grinai bandymas iš komandos draugų išpaust maksimumą, visai per treniruotės vargint, ten ar net palaikyti šiek tiek, kad atrastų, kaip priprastų žaisti prie tokio, kad jeigu teisėjas nesušvilps ar dar kažką, tai tiesiog reikia išspausti maksimumą. O kaip tave ispanai vadino, turėjai pravardę? Kai būdavau jaunimo komandai neturėjau, bet kai pradėjau žaisti pagrindiniai komandai, būdavau 33 numeris, tai vadindavo Lariu. Lariu, kaip Larry Birdas, ar ne? Taip. Okay. Gerai, mes apie tą visą Ispanijos etapą neturėsim, laiko tiek daug pašnekėti, kadangi laikas spaudžia, čia mes jau pasirodo 20 minučių kalbam apie tenisą, Ispaniją, bet tu po to tokio labai greito krepšinio perini į Lietkabelį. 22 metai, tavo karjeros etapas Ispanijai baigėsi, patenki pas Nenadą Čanaką. Ar buvo didžiulis šokas keis krepšinio stilių, patekti pas trenerį, kuris garsėja reiklumų pakankamų, žaidžia visiškai kitokį krepšinio stilių, tai kaip tavo atrodė sugrįžimas į Lietuvą? Nepasakyčiau, kad buvo labai sunku prisitaikyti, vis tiek kažką šiek tiek panašaus buvau žaidęs ir Lietuvoje, tai šiek tiek gal lėčiau žaidžiau Lietuvoje, šiek tiek greičiau Ispanijai, tada vėl reikėjo grįžti tą galbūt šiek tiek lėtesnį, bet sakau, Čanakas irgi pamatė mano stipresias pusės, silpnasias pusės, įstatė būtent į tokius rėmelius, sakykime, kur geriausiai galėčiau atsiskleisti.
Ir matom, kad Čianakas tikrai puikiai dirba su jaunai žaidėjais, tiek Panajotis dabar žaidžia Panathinaikose, Rupštavičius turi neblogus skaičius, tai manau, kad čia didelis trenerio nuopelnas, kad jis taip gali pažinti žaidėją, kuris geriausiai jaučiasi, tai jo, prie to prisitaikiau ir manau visai neblogai sekės. Ar, pavyzdžiui, man pačiam įdomu iš to, žinai, profesinės pusės stebint, komentuojant Lietkabelį, tai kaip identifikuoja Čianakas, ar būtent tai, žinai, yra kažkiek praeina treniruočių, gerai Dovi, aš pamačiau, kad tu geriau atrodai ten ir tada kažkokie pakeitimai vyksta. Kaip tavo atveju buvo? Nežinau, kažko tokio labai nepastebėjau, kad kažkaip po kelių treniruočių ar dar kažką, manau, kad vis tiek prieš komplektuodamas komandą jisai įsivaizduoja maždaug, kaip mato visą ekipą, ką norėtų matyti komandai. Tai manau, čia irgi su patirtim tas ateina ir susirenka žaidėjus, ką gali, aišku, bet manau, susirinkom tais metais tai, ką galėjom ir ką norėjom. Ir manau, kad buvo neblogas rezultatas. Gerai, tai tavo sezonas su Lietkabeliu, kuris komanda tikrai nebuvo prastas, jis baigėsi. Jūs tą jauna komandėlę susilipot, visai neblogai triukšmavot Europos taurėje, man atrodo, ir Partizaną buvot netgi patiesi, ar ne? Ten 13 Partizano sirgalių perėkė visą tuometinę Sido areną, bet jūs ten sutriuškinot Partizaną. Ir tu prisijungi prie Kauno Žalgirio, pasirašai ilgalaikį kontraktą, bet dabar aš papasakosiu, kaip man tada atrodė. 3+2 kontraktas su Dovydu Giedraičiu ir labai intriguojančiai viskas skambėjo, sirgaliai tinklalaidės aptarinėje, kaip čia bus su Doviu. Bet tu turėjai tokią reputaciją, kad tu dažnai traumos gauni, ar ne? Kaip tu pats matei šitą dalyką? Ar tai ateina iš tavo to griuvimo, lindimo po traukiniu, kaip mėgstu sakyti, kiekvienoje treniruotė, kiekvienose varžybose, kaip tu pats matei, kaip tavo kūnas atlaiko viską? Nežinau, čia irgi sunku pasakyti, bet gal buvau šiek tiek fiziškai per silpnas dar tokiam lygiai, tokiam kontaktui, bet sakau, tiek po Ispanijos trauma buvo, tiek po Lietkabelio trauma buvo, bet po Lietkabelio trauma tai jau buvo tokia, kaip sakykime, ilgalaikė, jau žinojau, kad čia taip bus ir kad reikės ten viską padaryti. Bet dėl ko taip, tai nežinau, be abejo, galbūt dėl to sunkaus darbo, dėl kiekvieno centimetro, kiekvieno milimetro, kiekvieno kamulio, bet sakau, tikrai nežinau dėl ko taip. Bet tai, aš įsivaizduoju, kad tu praktiškai po kiekvienos treniruotės kažką susitrenkdavai. Iš to, kaip tu žaidai, kaip dabar matau, kaip tu žaidai, tiesiog tas kūno aukojimas, čia iš esmės yra kūno aukojimas. Manau, kad jo, vis tiek, kai bandai būti prilipęs, kai bandai pasimti kiekvieną kamuolį, taip ir gaunas, kad gauni to kontakto. Ir manau, vėl sugrįš prie to, kad galbūt buvau šiek tiek fiziškai silpnesnis ir kūnas neatlaikydavo to. Ir tavo tas pirmas sezonas su Žalgiriu, aš pavadinsiu taip, jis ne tiek buvo pirmas, kiek toksai nulinis sezonas, nes tau buvo trauma, ar ne, sezono pradžioje tu negalėjai iškart debiutuoti Eurolygoje, reikėjo laukti minučių. Kiek buvo šiaip psichologiškai nelengva supras, kad esi Žalgirį, bet trauma, objektyvūs faktoriai tau neleidžia parodyti savo viso žaidimo ir galų gale kovoti dėl tų minučių. Ar net čia buvo 22-23 metų sezonas, Kazys Maksvytis, Kinanas Evansas debiutuoja komandoje ir aišku, tu tikrai nenori pasimesti to rotacijų, įsivaizduoju. Tai kaip tau viskas atrodė? Tikrai buvo labai sunku, tiek psichologiškai, tiek visom pusėm. Vėlgi, jaunas žaidėjas, patekau į Žalgirį, visų akis ant manęs, visi kažko tikisi, bet aš to negaliu padaryti. Tai būdavo ir žinučių sulaukdavau visokių ir dar kažko, bet, sakau, psichologiškai tikrai buvo didelių problemų. Fiziškai irgi atsigavęs, kaip ir atrodo, kad jau galiu sugrįžti rikiuotę, bet vėl kažkas nutinka, vėl kokiai savaitėjai, 2 savaitėm iškrisdavau, taip nepagaudavau to ritmo ir tas sezonas tikrai buvo nevykęs. O tai ką darai po tokio sezono? Tiesiog, kai jau išsigydai traumą, visą vasarą skyrei stiprinimui kūno, kažkokios išvados padarytos, viską susirašei savo galvo, tai koks buvo Dovydo Giedraičio bandymas užsikabinti už tos galimybės? Tai iškart po sezono stengiausi susitvarkyti visą kūną, tas traumelės mini, kur kažką jaučiau ar dar kažką. Ir be abejo fiziškumas, nes vis tiek išbėgau kažkiek kartų į aikštelę, mažiau daugiau, bet pajaučiau, kad tikrai nesu tam pasiruošęs dar galbūt iš karto, būdamas taip fiziškai sudėtas. Tai pagrindinis dalykas jo buvo išsigydyti visas traumelės ir sustiprėti fiziškai.
Kalbant apie Eurolygą, debiutavai Eurolygoje su Kauno Žalgiriu ir žaidėjai, kai jie pasako apie savo debiutą Eurolygoje, jie labai dažnai pamini tą didžiulį skirtumą. Jeigu tu ypač ateini į žemesnio lygio, Europos taurės, Eurolyga, sako, yra visiškai kosmosas. Tai koks tau buvo kosmosas ta Eurolyga? Tu debiutavai su Baskonija, ar ne? 5 minutės, tas pirmas sezonas. Kokį tu kosmosą jauti, kai pasirodė aikštėje žaisdamas tame naujame lygyje? Gal pameni net ir vieną tų pirmų varžovų, prieš kurį teko gintis ir sakė, eina, savo, nu čia tokie greičiai. Su Baskonija galbūt nebuvo toks didelis, kaip sakant, šokas, nes kai žaidžiau Ispanijoje, man teko su jais susidurti, bet sakau, su kitom komandom, kai susidūriau, tas fiziškumas iškart pasijautė, pamatė, kad esu jaunas žaidėjas, nepatyręs, iškart, kaip sakant, visi deriniai eidavo prieš mane, kažkur apgaut, kažkur, kad užmygčiau. Jo, būdavau su taikiniu nugaros, tai tas iškart jausdavos, nes jeigu bent akimirkai būtų užsižiūrėjęs kažką ar galvojęs mintį, kaip čia tą blogai padariau, tai iškart baudžia ir, nu, ta prasme, tikrai yra sudėtinga būti nesusikoncentravus, ypač Eurolygoje. Kas buvo tas pirmas varžovas, kuris tau tokį čeką uždėjo, kad welcome to the Euroleague moment, kaip sakoma, ar tai koks Larkinas, pavyzdžiui, ir taip toliau. Nepameni tokio išskirtinio? Nežinau, dabar nepamenu, visgi tos minutės mano būdavo mažas, tai sunku dabar kažką taip išskirti, nes nelabai pamenu gerai. Gerai, o tada iš kitos pusės paklausiu. Nebūtinai tame pirmam sezone su Žalgiriu, gal jau antram, kai apšilaikojas gerokai, tave jau galima buvo vadinti tuo gynybiniu Žalgirio žaidėju. Kuris tau momentas įstrigo kaip vienas tokių pirmųjų galvoj, kad ar perimtas kamuolys, ar pelnyti taškai, kad gerai, aš tam lygį galiu užsikabinti, galiu bandyti, matau, kad pradedu suprast, galbūt ir greičiai sulėtėjo galvoj ir viskas funkcionuoja geriau. Ar prisimeni tokį momentą? Nežinau, buvo momentas, kai su Monaku, jeigu neklystam, žaidėm ir kai išsimetė kamuolį Mike Jamesui ir iškart iš jo atėmiau, tai toks buvo geras momentas, kad galvoju, kad iš vieno geriausio Eurolygos žaidėjų atėmiau kamuolį, tai tokį kaip pasiekimą įvykdžiau. Aha. Tai vat, galbūt nuo to momento galvoju, kad galiu tikrai ir gal net daugiau. Gerai, tai žiūrėk, nuo ko prasideda tas geras darbas Eurolygoje? Ar čia reikia stiprių kojų? Tautvydas Sabonis vienoje tinklalaidėje yra pasakojęs, kad ką turi Dovydas, tai jis gerą tą visą motoriuką gynyboje turi. Tai nuo ko tu pats pradedi? Ar čia gerai koją sudėlioti? Aš, pavyzdžiui, mėgėjų lygoje žaidžiu, aš irgi norėčiau išmokti gintis taip gerai kaip tu. Tai ar čia tik tai vienas kažkoks įgūdis, ar reikia turėti ir tos natūralios fizinės jėgos? Ar tu gali papasakoti, kas įeina į Dovydo Giedraičio Happy Mealą gynyboje? Kas yra tas komplektas? Happy Mealas gynyboje, tai šiaip sakyčiau, kad yra tikrai labai sunku, nes jis laik turi būti pritūpęs, tie judesiai greiti, staigus, tai labai greit užkrauna kojas, ypač keturgalvis. Ir vieną kitą trečią kartą paspaudęs per visą aikštelę jau ir plaučiai šiek tiek subliūkšta. Tai tampa sunkiau, jeigu dar reikia kokį kamuolį persivaryti ir tave spaudžia, tai yra dar sunkiau. Tai anksčiau būdavo taip, kad 3-4 minutės ir prašydavau keitimo. Bet manau, kad nuo to pradėjus su kiekvienom rungtynėm vis geriau sekdavos ir dabar šiuo metu aš galbūt jau, nežinau, pripratau galbūt net prie to krūvio, kurį, kaip sakant, nuo tų pirmų sezonų bandžiau, kėliau ir manau, kad dabar jaučiuosi šiek tiek netgi geriau spausdamas per visas aikštelės, galiu, nežinau, 7-8 minutės įžaist prieš Panathinaikoso 4. kėlinį iš vis be keitimų žaidžiau, tai manau, kad tas toksai rungtynės po rungtynių susidėjo ir dabar galiu tai atlikti daugiau. Ar pradžiai buvo tas, kad tu dirbi gynyboje išsijuosęs, bet tau puolime reikia atlikti metimą ar kažkokį prasiveržimą, ar tu jauti, kad, kol kas, sorry, bet aš dar to negaliu daryti, nes truputėlį dar per sunku? Būna kartais, kad sueinam į huddle tą vadinamą ir apsitarėm, ką žaidžiam, kaip dar kažkas. Ir būna, kad dar vienas ar kitas, ar tas pats aš pasakau, kad davai žaidžiam kažką kitką, nes reikia man vienos atakos pailsėti, nes nebegaliu. Tai jo, būna tokių momentų, bet vis tiek stengiasi, kad tokių daugiau nebūtų. Ir tada praėjusiame sezone ateina Andrėja Trinkieri. Kelios rungtynės, buvo ten, atrodo, trumpai iškritęs iš rotacijos ir nuo kažkurio meto Andrėja Trinkieri niekada tavęs nebebuvo palikęs ant suolo rungtynių pradžioj. Kiek ten tikrinau seriją, nežinau, kiek dabar tęsiasi rungtynių, šitam sezone visos rungtynės starto 5. Ar Andrėja Trinkieri tu pats jauti taip asmeniškai iš to trenerio pusės kažką tavyje kitokio pamatė nei buvę treneriai iš vaidmens aikštėje, ar ne? Kaip tu jauti, kaip yra su šituo treneriu? Gal šiek tiek kažką ir pamatė, bet manau, kad jis labiau tikėjo.
Jisai tikėjo, kad aš galiu, kad mato mano lubas galbūt, kur aš ką darydamas galiu pasiekti. Ir manau, kad jisai tikėjo, kad jauną žaidėją leidžiant žaisti, nežinau, pradžiai tu ten, jeigu kad ir sugadinsi, prasidės 0-6, 0-7, tai turi visas rungtynės tam deficitą sumažinti ar išlyginti. Bet jeigu tu jauną žaidėją mesi kažkur antro vidury, trečio vidury ant ugnies, tai manau, nei žaidėjas gerai jausis, nei jisai kažką galės parodyti, nes visgi yra lygus rezultatas. Tai manau, kad galbūt čia su tokia mintim treneris leisdavo mane į startą ir pamatė, kad jeigu visai neblogai sekas, tai kodėl nedarant to dažniau. Kai Trinkieri atvyko į Žalgirį, jis Laurinui Biručiui grasindavo ugnimi kitais dalykais, jeigu jis nemesi krepšį. Pats su tuo susidūrei savo karjeros etape su Andrėja Trinkieri, kad jau pradėdavo sakyti, Dovis, shoot the ball. Ne, nebuvo, kol kas dar nebuvo, tikiuosi ir nebus. Tai viskas tvarkoja, ar ne šitam departamente? Kol kas taip. Ok, tvarkoj. Nu ir gerai, kadangi mes esam spaudžiami laiko, netrukus pradėsim ir antrą mūsų dalį, kurioje užduosim Žalgiris Insider prenumeratorių klausimus ir čia susirinkusių klausimus pakalbėsim apie įvairius dalykus, kas jau domina sirgalius. Pabaigai apie Žalgirį ir Lonnie Walkerio atvykimą. Ar reikėjo daug prisitaikyti visai komandai prie Lonnie Walkerio? Nes iš esmės matosi, kad ir puolime kai kurių žaidėjų funkcijos šiek tiek tapo, kaip čia pasakyti, teisingiau, nemenkesnės, bet daugiau pereina į Lonnie pusę. Kaip dabar tas yra balansas? Ar jau komanda priprato ar nepriprato prie naujoko buvimo? Be abejo, bandom prisitaikyti, pilnai tikrai nesam tiek jis prisitaikęs prie to europietiško krepšinio Eurolygos, prie mūsų, tiek mes prie jo dar, bet mes matom jo potencialą, kad šitas žaidėjas yra neįtikėtinų sugebėjimų. Ta pamatėm rungtynėse prieš Panathinaikosą ir manau, kad čia tikrai nėra jo lubos. Treniruotėse stengiamės vis labiau ir labiau įvesti visas sistemas, tiek gynybinės, tiek puolimo. Manau, puolime jam seksis lengviau nei gynyboje, bet sakau, su kiekviena treniruotė, manau, kad tiek mes, tiek jis vienas kitą geriau jaučiam. Gerai, tai dabar sudėkime visas tas sąlygas. Lonnie Walkeris įsibėgėja. Galų gale jūs visi prisitaikot prie jo, jis prisitaiko prie jūsų, išsigrynina tos visos rolės. Koks tavo būtų jausmas dėl šitos komandos? Ką tu jauti? Ar geras yra jausmas jaučiant, kaip jūs žaidžiat, kaip jūs jaučiat vienas kitą aikštėje? Ir pergalių skaičius sako, kad Eurolygoje, atrodo, kad Žalgiris turi kažką tokio. Tai koks yra tavo visos komandos galbūt jausmas? Aš suprantu, kad jūs nežiūrite turnyro lentelę. Jūs tą sakysit, užsikimšia ausis ir neklausysit, bet tas bendras jausmas. Manau, kad kaip ir sakai, jeigu viskas susiklijuoja puikiai, tai manau, kad tikrai turim komandą, kuri gali eiti labai aukštai. Top 8 tai drąsiai manau, jeigu viskas susiklijuoja, nes kaip ir matėm, su visom komandom galim žaisti lygiai taškas į tašką, tiesiog gale galbūt šiek tiek kažko pritrūkstam ar kažko nesusikalbam, kas irgi yra susižaidimo galbūt šiek tiek stoka ar dar kažkieno. Tai manau, jeigu su kiekviena komanda galim žaisti apylygiai, tai vieną kartą laimėsim, bet kaip ir sakau, manau, galim tikrai veikti bet ką. Gerai, Dovydai. Mes ties čia baigėme mūsų pirmąją pokalbio dalį, kurią galite visą peržiūrėti YouTube kanale, tad ties šią vietą mes keliaujame į antrą dalį. Nori pamatyti visą video? Prisijung prie Žalgiris Insider.